Jo, galima. Labą dieną. Pradedame Biržų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdį. Posėdėje dalyvauja 4 nariai, vienas nedalyvauja, tai Nerijus Subartas. Svečiuose turim AB Šilumos tinklų direktorių Martiną Staškevičių ir dabar pavaduojantį laikinai UAB Biržų vandenis. Ir esame gavę iš darbuotojų tokį pranešimą, kuris yra registruotas kovo 12 dieną ir kreiptasi į gerbiamą merą Kęstutį Knizikevičių, audito skyriaus auditoriai Ženė Raksoniai ir Biržų laikraščių Šiaurės rytai. Tai Šiaurės rytai, aišku, straipsnį parašė. Tai mes turim gyvai direktorių ir norėtumėm, kad atsakytų į klausimus, kodėl čia darbuotojai nepatenkinti ir kokia situacija yra tarp UAB Šilumos tinklų ir UAB Biržų vandenų. Prašom, direktorių. Labą dieną visiems. Perrodo, per vidurį, jo. Tai klausimai yra susijęs su UAB Biržų vandenis darbuotojų skundų. Aišku, kiek čia kas rašė, nematau, aišku, ir jokių žmonių. Esu gan paprastas žmogus, visiems atviras, visi gali ateit, belė kada ateit, pasikalbėti. Niekada pakeliui nebuvo tie žmonės, kurie nenori dirbti ir nebus jie pakeliui, kurie, kaip sakyti, savo asmenės ambicijas aukščiau kelia darbo. Ir manau, čia kas yra parašyta, tai galbūt noras sukompromituot, gal nori kažką ruoštis naujiems direktorių rinkimams. Čia, tai dabar jeigu čia pagrindinis klausimas buvo dėl, kad Biržų vandenų darbuotojai, reiškia, gal nežinau, turi dirbti, jiems nenurodoma, paprasčiausia buvo tvarkomas UAB Biržų šilumos tinklai ofisas, buvom su energetiku, su inžinieriais vandenų nuvykę, jie apžiūrėjo, pasakė, kiek maždaug valandų gali tekti dirbti, santechnikos darbų, galiu pateikti, yra išrašyta santechnikos paslaugų sąskaita faktūra, priskaičiuota 21 valandą. Išrašyta 20, taip sąskaita dabar, kur čia, matau, kovo apmokėti, vasario 27 dieną, jokių čia paslapčių ir paslėptų dalykų nematau aš čia, daugiau kaip ir klausimų tiesiogiai man aš nematau. Galbūt norit paklausti kažko, tiksliau paaiškinčiau. Norėjau paklausti dėl darbo priėmimo, čia kažkoks nepasitenkinimas dėl darbo atleidimo ir iš darbo tvarkos. Čia nežinau, čia į darbo priėmimas, į darbą priėmėm tuos žmonės, kuriuos, kaip sakyt, atėjo žmonės, kurie jau sako, man reikalinga pamaina, tai juos ir labai kaip sakyti, sėkminga paieška, priėmėm technologą, priėmėm elektromonterį jauną su įsilavinimu sėkmingai, kad, nes kitos įmonės negali pasigirti, nes jų trūkumas yra ir jų nėra, tai šaunu, kad priviliojom ir kažkaip jam patiko ir atėjo, daugiau nežinau. Tai kokiu būtų klausimų, prašom? Jeigu galim, tai čia supratau pagal valandinį darbo įkainį. Taip, yra Biržų vandenyse, yra paslaugų, reiškia, kaip čia pasakyti,
tvarka, netvarka. Yra tam tikros paslaugos, kurios yra išdėliotos ten. Išvežimas, santechnikos paslaugos. Tai viena iš tų paslaugų, kur dirbo žmonės, yra santechnikos paslaugos. Jos valandinis įkainas yra įkainuotas, yra įvardytas 21 valandos kiekis, aktas pasirašytas, sąskaita apmokėta. Ar sąskaita išrašyta po straipsnį ar po skundą? Ar Straipsnio metu darbai vyko, tai nieks neišrašinėja sąskaitų darbų metu. Tai pasibaigus, galbūt čia tik sutapimas, kad pasibaigus po straipsnio, tie darbai ir baigėsi iš tikrųjų. Tai neveikia. Kitą paspausti. O tai kokie darbai buvo šis atlikti? Vandenų darbuotojai, kokie darbai buvo atlikti šilumos tinkluose? Santechnikos darbai, prijungimas senų radiatorių, paprasčiausia stovi seni radiatoriai, buvo jie demontuoti, sudėti kranai, padarytas remontas ir po remonto darbų buvo nauji radiatoriai sumontuoti. O Šiaurės rytų publikacija atsirado net elektros šviestuvų darbai. Šviestuvų direktorius pats dirbo ir pats šviestuvus jungė. Šiaurės rytų korespondentė tėvystės atostogų metu prikelia iš miegų direktorių ir klausė apie apmokėjimus, tai galbūt tokia informacija ten ir atsispindi, kaip užklausė, taip ir atrodo. Bet ten buvo, žodžiu, santechnikos darbai. Dar klausimas iš to darbuotojų skundo, koks mikroklimatas Biržų vandenyse, ar čia... Nežinau, kiek darbuotojai visi, nežinau, kiek dirbam aplinkui iš administracijos, nemačiau ne vieno nusiskundimo, visi patenkinti, mikroklimatas nemanau, kad yra blogas, galite apklausti žmonės, eiti, pasikviesti, sakyčiau, situacija yra gera. Yra tam tikrų niuansų, bet tai yra iš darbuotojų procentaliai, nežinau, 1%, tai jeigu ten kažkam nepatinka, tai... Dar klausimai. Dėl tų darbuotojų priimtų, kokiu būdu buvo skelbiami konkursai, atrankos? Buvo skelbta užimtumo tarnybai, skelbimai stovėjo, dėjom skelbimą, nes iš užimtumo praktiškai negavom nieko, iš CV online dedam už jų. Bet ten viskas pagal reglamentas, pagal pareigybės, pagal nuostatus, kokios pareigos, koks atlyginimas, viskas yra sudėliota. Aš tai gal patikslinsiu, čia skundė gal būt ne apie dabartinį direktorių to mikroklimatą, ten kaip ir buvę direktoriai, kaip mikroklimatas. Pagal skundą, tai čia tas... Direktoriaus namai sutvarkyti, tai nėra ko tvarkyti, mat pas direktorių. Aš dar norėjau paklausti dėl, čia siūlo, kad automobilių patikrinti sekimo sistemas, nes kažkur tai galima nustatyti, ar nebuvo, sakykime, kažkur tai važiuojama ar privačiai dirbama, kad čia dar... Čia ne tas klausimas galbūt, tai atsiprašau. Sakykime, čia gal iš straipsnio kažkas norėjo pasakyti, kad tiksliai galim suskaičiuoti, kiek buvo žmonės, bet kiekvienam automobiliui yra dėta GPS sistema, ta GPS sistema reikalinga, kad nereikėtų ten tų kelionės lapų pildyti, kad galėtumėm stebėti, kur žmonės dirba, bet čia tų valandų galbūt nesuskaičiuosi, direktorius dirba ir šilumos tinkluose, gali pakonsultuoti ir tais pačiais santechnikos ir elektros darbais, tai tie patys elektrikai atvažiuoja ir pas mane į ofisą, tai ar jie ten dirbo, ar pas mane buvo, tai gal sunku įvertinti, bet galite atvažiuoti pasižiūrėti, kiek darbų padaryta, tai manau, tas valandų skaičius yra tikrai teisingas ir... Dėl tų sekimų, tai mes realiai nieko nepamatysim, kur tos mašinos buvo. Tai dabar pagal visą tą logiką tai galim pritempti, kadangi direktorius gyvena Kirdonių kaime, o dabar vandentekis buvo pratrūkęs Kirdonių kaime. Tai gaunasi pas direktorių. Ne, bet darbuotojai vandenų atvažiavo į Kirdonių kaimą, tai kur jie pas direktorių buvo? Nu, čia galim pritempti visaip tą važiavimą. Kieme ne vienos mašinos nebuvo. Ir tas pats, tas nuo Biržų vandenų iki
šilumos tinklų koks tas atstumas 400 nuo ofisų. Pusę Tai kilometro. kur gal pasistačiau mašiną? Lankais daryti. Nu, Ar dar turim klausimų, direktorė? Čia nelabai su ta situacija, bet keltą klausimų, kur čia aptarinėjom dėl vartotojų be skaitiklio, ar sumažėjo nuo praeitų metų. Kontrolikai darė tyrimą įmoniai, tai nustatė, kad praeitais metais buvo 626 vartotojai be skaitiklių. Šiai minutė yra 570. Kiekvieną mėnesį stengiasi kontrolieriai pastatytų skaitiklių. Ir tada dėl vandentiekio laukiančių eilės buvusios vadovas buvo klausta, kaip yra sudaroma ta eilė, tai buvo tokia nežinomybė, ta numeracija būdavo atskira kiekvienais metais, ar dabar turi kažkokią bendrą, kaip dabar su tais Yra laukiančiais? padaryta nauja tvarka, toj naujoj tvarkoje yra sugrupuoti tie visi prašymai, sakykime, 2 grupės prašymų yra, viena grupė prašymų yra ta, kuri turi ant kelio komunikacijas, bet neturi namuose. Tai yra, kuriem yra paprastesnė, kad pastatai trišakį, pastatai kapą, atvedi iki sklypo ribos ir gali pasijungti. Kita eilė yra ta, kuri gatvė neturi. Tai yra sudėliota, surašyta, pasitelkiant strateginių planų, kas susijęs su vandens tinklais, reiškia, nuo pramoninio kvartalo viskas dabar vyksta, nuo kur sporto centras, Kilučių gatve važiuojant, link Agaro ir čia, sakykime, taip visas į miesto link upės pusės. Tai taip ir sudėliota pagal galimybės. Ir naujo prašymą gaunam, jisai tas naujas dabar nesenai gavom prašymą, tai jisai yra įtraukiamas į tą pačią eilę ir tokiu būdu jie lauks. O kai žmonės patikė prašymą ir jis užregistruojamas jų prašymas, ar jie gauna informaciją, kokia eilė? Nežinau, kiek tai buvo iki dabar, bet dabar įregistruojame eilę ir tą visą informaciją nusiunčiam tam prašymo autoriui. Dėkui. Tai ką dar norim direktorius paklausti? Aš tai turbūt jau... Čia buvo klausimas dėl, dar galiu pridėti, apie, kad direktorius neatsižvelgdamas ir nepasitelkiant akcininkų, reiškia, priima įdomų ar legaliai, čia apie pareigybės, apie kažką. Tai vadovas gali pilnai, tai teisę tą turi ir jisai gali keisti ir pareigybės ir šiandien aš galiu ir turiu, jeigu apie kūrimą, kad sakė kažkas per daug, tai kai atėjau darbo buvo 41,5 etatų, dabar šiai minutė yra 38 etatų. Bet tie 38 užimti? Taip. O kiek darbuotojų? Į tuos 38 etatus, kiek darbuotojų yra? 38. Tarpsime, Etatai. 38 etatų. Etatai ne pareigybės. Pareigybės yra mažiau. Galit noriu parodyti struktūrą naujausią. Bet kiek darbuotojų? Nes gali vienas darbuotojas turėti ir 1,5 etatą, arba ten 0,5. Nėra tokių. Nėra. 38 etatai, 38 darbuotojai. Biuleteniai yra viena mergaitė. Motinystės atostogos. O šilumos tinkluose dabar kiek? Šilumos tinkluose yra dabar taip pagal struktūrą 3. Tai yra projektų vadovas, yra direktorius ir vyr buhalteris. Tai dabar vyr buhalteris sveikatos problemų turi, tai jau pusę metų yra biuletenį. Buvom priėmę pavaduoti apskaitininkę, kad nesutriktų sąskaitų gavimas už renovaciją. Ir šiai minutėj turim priimtą naują projektų vadovę. Dabar dubliuojasi iki gegužės 1 dienos Linas Kulbis ir Rugilė Balberytė persi, kaip sakyti. Vienas jama semėsi, o kitas atiduoda informaciją. Tai dabar tiek. Tai dar dėl tų priėmimo į darbus, kad šitas teiginys toksai, o gal ir toliau vyks ale
Čia reikia suprasti, kad fiktyvūs konkursai, kuriuose dalyvaus tik vienas direktorius. Tai yra, čia būtent prie to skundo. Tai kodėl čia, kas čia vyksta, kodėl tokie nepasitikėjimai iš darbuotojų pusės ar kažkas? Žinot, žmonės raštingi, tegul pasireikšti reiktų. Tai aš negaliu atsakyti tą klausimą. Bet pasirinkant darbuotoją, ar yra kažkokia komisija vidai, ar tiesiog taip... Vis tiek yra ir vyr inžinierius, yra inžinierius, tai sakykime, tą poziciją, jeigu, sakykime, reikėtų apskaitininko, tai yra apskaitos skyriaus vadovė, yra direktorius, tai aišku, visi priemam, susėdam ir apsitarėm, kaip tas žmogus, pasiklausinėjam, kas tas žmogus. Tai čia tikrai nėra taip, kad direktorius susigalvoja ir paėmė ir... Dar išduokite tą paslaptį, kaip ten pavyko tos darbuotojus pritraukti, kur, sakėt, kitos įmonės negali surasti ir pritraukti. Tai reiškia, geras direktorius. Ne, tai geras čia ne profesija, kaip sakė, bet kur ta paslaptis, kad ir kiti žinotų, kaip galim pritraukti darbuotojus. Ar čia yra atlyginimas, ar, nežinau... Tai čia gal yra dalis to mikroklimato, kad čia tas neatspindi, ką čia rašo. Paskutinį klausimą. Dėl tų skaitiklių. Ar dabar, kai pajungiat naujus vartotojus, visiems įrengiami skaitikliai? Nebėra jokių išimčių? Reikia suprasti, klaidingai suprantat. Skaitikliai naujiem vartotojams, tai kas be ko yra įrengiami. Čia buvo kalba apie tuos normininkus. Pavyzdžiui, situacija. Žmogus neturi vandens, turi kanalizuojamą vandenį, turi įvadą kanalizacijos. Kaip reikia apskaičiuoti kanalizuojamą vandenį? Tai daug metų stovi, jis neturi vandentiekio mūsų, jis turi savo vandentiekį, tačiau neturi apskaitos, pagal kurią galėtumėm apskaityti kanalizuojamą vandenį. Tai yra ir normininkų vandens, bet didelė dalis yra normininkų, kurie neturi mūsų vandentiekio, bet turi mūsų kanalizacijos išvadą. Tai kad tiksliau apskaičiuoti kanalizacijos išvadą, mes ant jų įvadą uždedam šalto vandens skaitiklį. Bet anksčiau buvo net galimybė pasirinkti, kad... Nebuvo galimybės pasirinkti. Būdavo anksčiau, kad... Senais laikais buvo normos ir viskas. Tas pats, kai turėjai ten 5 karvės, ten po kelis kubus skaičiavo ir už žmonės skaičiavo kelis kubus. Tai čia nuo seno, kaip kolūkių vandentiekiai buvo. Dabar tas nėra ir jie, tokios apskaitos nebėra, bet yra, kas galbūt priešinasi, nenori, kurie galbūt daug vandens naudoja, tai jis nenori, jis nori tos normos, bet norai ne visada pildo. Tai dar ką nors norim paklausti direktorių? Ne. Gerai. Tai ačiū direktoriui, kad atvykote, radote laiko. Random visą laiko misiją. Tai kad palinkėjimą, kad sutartumėt, kad daugiau negautumėm šitam tokių panašių raštų. Darbo dalis? Taip, tikėkimės. Ačiū Jums. Tai viskas, aš galiu. Jo, ačiū, kad atvykot. Tai mano nuomonė tai būtų, kad čia tikrai korupcinių apraiškų aš nematau ir čia tas skundas turbūt tikrai, kaip direktorius sako, kad gal iš pavydo ar kokio nors, tai čia ne mums, tai mes turim apspręsti, bet aš tikrai nematau. Tvarkingai direktorius išaiškino viską aiškiai ir tai prašom, jūs pasisakykit ir turbūt baigsim posėdį. Aš tikriausiai žiūriu iš to, kad pagal skundą, kas priklausytų mūsų antikorupcijos komisijai, tai direktorius pateikė, kad sąskaitos tarp įmonių išrašytos, pagal kokią kainodarą išrašytą sąskaitą paaiškino,
O visi kiti klausimai tai nesusijęs su antikorupcijos komisija ir tai yra mero, galbūt administracijos ar kontrolierės klausimai. Tai kas mano manimu priklauso mums kaip antikorupcijos komisijai, tai aš nematau jokios korupcijos, kadangi pateikė direktorius sąskaitas ir išpaaiškino. Ir uždara akciniai bendrovai direktorius priima ir atleidžia iš darbą, tai ir ne konkursai, apklausos būdu. O darbus tai vykdė tvarkingai, išrašydami sąskaitas, tai čia kažkokios korupcijos aš tikrai neįžvelgiu. Prašom jūs, ar noriu. Laurynas, prašom. Taip, tai aš irgi pritariu tam, kad sąskaitos išrašytos, įkainiai kaip ir paaiškinti, tie įkainiai yra viešai paskelbti, reiškia visi tiek juridiniai, tiek nejuridiniai, tiek fiziniai asmenys gali to pasinaudoti. Korupcijos šitoje vietoje nesimato. Jeigu kalbant apie darbuotojų priėmimo tvarką, tai kaip aiškino, kad buvo ir užimtumo tarnybai, kaip pasakyti, paskelbtos laisvos darbo vietos ir per darbo paieškos skelbimo portalus. Tai reiškia, jeigu norinčių žmonių atsirado, priiminėjo sprendimą ne vienas, o keliese pagal kompetencijas žmonėm darbuotojais. Tas kaip ir viskas pagrįsta. Klausimas ten buvo dėl pačios atrankos direktoriaus pareigom. Tai čia, kaip kolega minėjo, kad čia administracijos klausimas, tai ne antikorupcijos. Taip, tai gal kaip ir visi klausimai atsakyti. Korupcijos požymių nesimato. Bet mes, aš suprantu, vis tiek turim pateikti kažkokį oficialų sprendimą, kadangi čia klausimas buvo pateiktas anonimiškai, tai nežinau, ar savivaldybės tinklapį ar kažkur turėsim tą paskelbti, pateikti. Ką galiu papildyti, tai žiūriu, kad užimtumo tarnyboje tikrai buvo skelbti darbo skelbimai tiek prieš metus, tiek prieš 6 mėnesius, tiek prieš 4 mėnesius. 2 skelbimai buvo, vienas prieš metus, kitas prieš pusmetį dėl elektromonterio, prieš 4 mėnesius dėl gamybos inžinieriaus, nurodytas darbo užmokestis, kokiu etatu. Tai bent jau, ką matau internete ir kokie buvo pateikti atsakymai direktorius, tai tikrai nematau, kad kažkokioj daly nusižengė. Aišku, gali dar išlikti kokia nors abejonė dėl tų darbų elektros ar radiatorių pajungimo, bet jeigu jie nebuvo baigti ir jos pabaigus buvo išrašyta sąskaita, tai neturim pagrindo abejoti. Ačiū jūs už tokią greitą informaciją. Tai tuo komisijos posėdį baigiam. Ačiū dalyvavusiam, ačiū Eglei. Ačiū už įrašymą. Viso gero.